Sveiki, mano brangieji. Šiandien mes kalbėsime apie tokius dalykus, apie kuriuos dauguma nekalba. Ir nenori kalbėti, ir nenori, kad jūs to žinotumėte. Tai dalykas, kuris kalba apie tai, nuo ko priklauso santykiai tarp jūsų. Kaip valdyti santykius per atstumą. Pasakysiu taip, netgi geriau, kai jūs esat dabar ne kartu. Geriau valdyti santykius tada, kai jūs esate per atstumą. Kaip suvaldyti, kaip sukontroliuoti, kad jis nepradingtų, kad jis trokštų tavęs ir jam norėtųsi būti kartu su tavimi. Tu užsiimi savo dalykais ir žinai vieną dalyką, kad tu per atstumą gali jį suvaldyti. Tau nereikia pergyventi dėl to, kad tavo vyras, šitas vyras, kuris šalia tavęs, jis dabar yra toli nuo tavęs ir tau baisu, tau tai kelia siaubą, kad jo nėra šalia ir tu nežinai, ką jis ten veikia. Bet iš tikro dar geriau, kad jo nėra šalia, dar geriau, kad jis toli nuo tavęs, nes tu gali jį valdyti dar stipriau, negu tu įsivaizduoji, nes dauguma moterų galvoja visiškai kitaip. O aš kviečiu, būtinai dėkit like šio video ir spauskit mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį, nes tokiu būdu mano video jums bus visada pasiekiami. Jis gali būti dabar komandiruotėje, gali būti dabar išvykęs savaitgalį, gali būti dabar užsiėmęs savo reikalais. Galbūt tarp jūsų dabar trumpa pauzė ir jis tau nerašo, bet tu gali viską ištaisyti. Dažniausia, tavo, kaip moters klaida šiuose santykiuose, tame, kad tu per daug bandai stengtis dėl jo. Tu bandai per daug jam įtikti, bandai per daug su juo kalbėtis, aiškintis, reikalauti. Tu per daug nori būti, tokia, žinai, kaip gera, per daug įtikti jam visame kame, kas bebūtų. Ir tu bandai parodyti jam savo meilę, taip aplink jį šokinėji, duodėsi ir taip toliau. Bet tai ne visada suveikia. Ir tu tą supranti, bet kodėl tu nieko nekeiti? Tu juk matai, šokinėdama aplink jį, jokių pasikeitimų neįvyksta, bet tu vis tiek darai diena iš dienos tą patį. Tai reiškia, jeigu šitas mechanizmas neveikia, keisk ant kito. Vau! Ir tą mes dabar padarysim. Nes vyras, matydamas, kad moteris stengiasi dėl jo, supranti, jam nelieka tos vietos parodyti save. Stengtis dėl tavęs, taip, užkovoti tave, kovoti dėl tavęs, daryti kažkokį stebuklą dėl tavęs. Jam tas tampa neįdomu, nes nėra, žinai, tokio įkvėpimo iš tavo pusės. Jam neina tokio įkvėpimo. O vyrai tokie yra jausmingi, jie taip jaučia, kaip moteris daro, žinai, su tokiu įkvėpimu. Nuoširdžiai. Ir žinodama, kad, aš visada laisva, aš bet kada galiu palikti tave ir išeiti. Ir vyrai jaučia tokią moterį ir dėl jos daro viską, ką ji panorės. Tik tokiu būdu tu galėsi jį pritraukti, kai nustosi bėgioti aplink jį. Ir pagalvosi, kad yra ir tavo gyvenimas, tavo pasaulis, moteriškas pasaulis, kuriame tu gali būti moterimi, kuriame tu gali veikti, daryti, kaip princesė gyventi, kaip karalienė gyventi, kaip imperatrienė gyventi, daryti viską, ką panorėsi. Bet tau reikia tam tikrų įrankių. Ir aš tau tuos įrankius dabar duosiu. Būtinai dažiūrėk šį video ir tu gausi viską, ko tau reikia. Kai vyras supranta, kad tu esi ne taip paprastai lengvai pasiekiama, kai jis nežino,
ką tu veiki, kuom užsiimi, aplamai, kai nėra jam jokios informacijos apie tave, tada tik jam norisi bėgti iš paskos tavęs. Jam norisi žinoti, aha, o ką jinai veikia, o kuom jinai užsiima, o kur jinai dabar, o ar grįžo namo, o ar susitvarkė ten ir ten, o ar paskambins man. Vyrui tai įdomu tampa. Tu tampi jam įdomi, nes jis turi ką veikti. Tu turi užimti jį veiklą, kad jis pradėtų galvoti apie tave, kad jam norėtųsi medžioti tave, kad jam norėtųsi iš paskos tavęs bėgti. O kai tu pastoviai pasiekiama ir tu tą darai, tu pirmą jam skambini visada, tu visada greitai atsakai, tik jis paskambina, jau greitai atsakai, pakeli tą ragelį, o jei, mielasis, sveiki, kaip aš tavęs pasiilgau ir taip toliau. Tai neveikia su vyrais. Kai tu rašai jam tos žinutės pirmą, skambini pirmą, tai neveikia. Jiems neįdomu. Tu neįdomi kaip moteris tampi, nes tu nesi ta iš paskos kurios jam norėtųsi bėgti. O vyrų prigimtis – vytis, bėgti, užkariauti, medžioti. Ir tu tame neišimtis. Ir tu tas pats grobis, kurio jis nori siekti. Tapk tą moterimi, iš kurios paskos bėgs vyras tavo. Nes kaip tu tik visada prieinama, visada būni čia, visada su juo, visada laiku, jam neįdomu tampa. Tu nesukuri jam paslapties, tu neduodi jam vietos pafantazuoti, pagalvoti apie tave, o kur tu galėtum būti. Galbūt šiek tiek ir pavydėti pradėti tavęs. Tu neduodi tą jam. Ir tokiu būdu tu tampi jam visiškai neįdomi. Tu jam vieną kartą nepakelsi ragelio, jis susimastys. Jis pradės galvoti apie tave. O kodėl tu nepakėlei ragelio? Kas atsitiko? O kodėl nepakėlei ragelio? O kas buvo? Ir taip toliau. Tu turi kurti tą atmosferą intrigos, paslapties, kad būtų įdomu, kas vyksta tavo gyvenime, kuom tu gyveni, kodėl tu tokia šiandien laiminga, o kodėl tu vakar ragelio nepakėlei, o tu rašai, jo nepakėliau, o kodėl anksti miegot jau, buvau labai pavargusi, per daug įdomus vakaras buvo ir aš šiek tiek pavargau. Tai įdomus. Tegul galvoja, vat jis, čia jo problema galvoti, kur tu buvai. Vat sukelk jam tokią intrigą. Tegul galvoja visą kitą dieną apie tave. Tegul rašo tau, tegul skambinėja. Tu neturi būti jam prizų, nemokamų prizų. Tu neturi būti jam. Tu turi būti iškovotų prizų, laimėtų prizų jam. Ir dar vienas svarbiausias dalykas. Tai yra tavo energija, tavo pilnatvės energija, tavo ta vidinė energija. Ne ta energija, kur tu sėdi, viskas blogai pas mane, ten darbe mane skriaudžia, ten man nepasisekė. Ne, pas tave nėra tokių problemų. Pas tave neturi būti tokių problemų. Tu energinga, pas tave viskas gerai. Tu sieki savo tikslų, tu eini link gerovės savo. Ir jis turi tą matyti. Tu turi ką veikti, pas tave daug užsiėmimų įvairių. Tu nespėji niekur. Tavęs paprastai negalima pasiekti. Ir dabar šiek tiek jums tokių praktinių dalykų, kuriais jūs laisvai galite visada pasinaudoti. Vienas iš jų. Kai jūs bendraujate per atstumą, pagrindinis būdas dabar bendravimo tai yra internetas. Taip, tai yra telefono ekranas, kompiuterio ekranas. Dėkis internetą, dėkis į internetinius tinklus, savo tinklus, dėkis nuotraukas, dėkis nuotraukytės. Pavyzdžiui, tu kažkur pasidažiusi tokia visa, pasipuošusi, graži, ale išeini. Taip, vakare, pavyzdžiui, vakare išeini ir taip, nuotraukėlę, taip ir įdėjai. Arba jeigu jūs su juo bendraujate, taip jam kažkur nusiunti ir tokia visa, žinai, stebuklinga, bet jis nežino kur.
Jis nežino, ką tu darai, nežino su kuo, tu jam nepasakoji prieš tai nieko. Jeigu jūs su juo tik bendraujate ir tu nežinai, kaip jį prie savęs pritraukti, kad jam norėtųsi būti šalia tavęs. Ir tu gali į Facebooką, Instagramą įdėti nuotraukytę, kad tu mašinoj važiuoji kažkur, taip, bet mašinos markės nerodyk, neaišku, kokia mašina, nesvarbu. Gal viena, gal su kažkuo, gal su kitu vyru, gal su drauge. Tu turi sukelti jame to pavydo efektą, kad jam norėtųsi siekti tavęs, kad jis galvotų, kad yra konkurentų, kad yra kitų vyrų, kurie gali atimti tave. Arba nusifotografuoji kažkur, taip, būtų viešoje erdvėje ir kažkur šešėlis vyro, tegul būna nuotrauka, šešėlis kažkur toli, kažkieno vyro, neaišku, tu pati apie jį nežinai, bet taip nuotraukytei, kad kažkieno siluetas, tegul būna. Tokiu būdu tu pradėsi kelti jame tą efektą, norą vytis tavęs. Jeigu tai yra pradžia santykių, jūs tik bendraujate, iš čia būna dingsta, būna atsiranda ir taip tave nervuoja. Tik tokiu būdu tu gali sukelti jam jausmą to siekti tavęs ir pradėti, nes tu esi moteris. Tau duota gamtos pritraukti prie savęs, tau traukti prie savęs vyrus, o ne bėgioti iš paskos vyrų. Nes tu nesukurta nei sunkiam darbui, nei bėgioti iš paskos vyrus, tau to nereikia. Nes tu pati esi stebuklas, tu pati esi princesė. Merginos, laikykitės, naudokitės, darykit ir jūsų santykiai bus, jūsų abiejų santykiai bus tavo rankose. Imk į savo rankas santykius. Aš linkiu sėkmės, būtinai dėkit like man už šį video ir iki sekančio susitikimo. Parašykit galbūt savo istoriją, kaip jūs matot šitą situaciją.